Sveiki, dalyvaujantys šiandieną ir sveikinuosi su tais, kurie šiandieną žiūrėsite įrašą. Šiandienos temos tai yra apie darbdavio įvaizdžio gerinimą, koks jis yra šiandieną, kaip jisai pasikeitė per pastaruosius keletą metų, kaip jis keičiasi su dirbtinio intelekto pagalba ir apskritai kaip keičiasi supratimas ir suvokimas, kas yra geras darbdavio įvaizdis. Mano vardas yra Diana Soprano, aš esu personalo atrankų įmonių Lietuvoje ir Skandinavijoje vadovė Diana Soprano. Na ir šiandieną, ką mes kalbėsime, tai yra pristatysiu apie tai, koks šiandieną yra darbdavio įvaizdis darbo rinkoje, kokie yra lūkesčiai, koks yra kontekstas po pandemijos ir kokie yra kandidatų lūkesčiai šiandieną. Vėliau aptarsime, kokios gali būti klaidingos prielaidos apie darbdavio įvaizdį, kas pasikeitė motyvavimo priemonėse, na ir kokie gali būti reputaciniai iššūkiai. Pakalbėsime apie tai irgi, kas yra atsakingas už darbdavio įvaizdį, kodėl verta investuoti ir kaip pamatuoti darbdavio įvaizdį. Ir žinoma, tiems, kurie registravotės į šį renginį, atsiūsime dovanų šio renginio santrauką, apibendrinimą. Na, o tie, kas norite, galite pakomentuoti ir pasidalinti tiesiogiai su mumis kontaktais, atsiūsime ir pasidalinsime su jumis taip pat. Taigi, koks yra darbdavio įvaizdis šiandienos Lietuvos darbo rinkoje bei kokie yra kandidatų pokyčiai. Tai darbdavio įvaizdis yra svarbus kandidatų paieškai, tai yra viena iš sudedamųjų dalių ir viena iš priežasčių, kodėl verta turėti gerą darbdavio įvaizdį. Nes kandidatai dažnai susiduria su sveikatos priežiūros, inžinerinio personalo trūkumo darbdaviai. Ir nedarbo lygis šiuo metu siekia apie 7, kai kur 9%. Kandidatai renkasi ne tik darbą, bet ir darbdavį. Ir jeigu įvaizdis yra silpnas, kandidatų pritraukti darosi vis sunkiau. Ir įvaizdis jau yra ne tik organizacijos vizitinė kortelė, bet ir pagrindinis magnetas kandidatams. Kodėl? Dėl to, kad kandidatai yra vis dažniau atsargesni, mes galime aiškiau išskirti ir matyti rinkos lyderius, kurie išsiskiria kartais ne tiek darbdavio įvaizdžio, bet rinkodarinė prasme ir jie tampa žinomi. Bet darbdavio įvaizdis yra kitas, tai yra apie tai, kokią vertę sukūrėme tiems, kuriuos norime pritraukti, dirbti mūsų organizacijoje ir tiems, kurie yra joje, kaip mes atsisveikiname su savo komandos nariais. Ir tai yra apie tai, ką mes randame viešoje erdvėje. Žinoma, kad mes galime komunikuoti daug labai gražių dalykų, bet ar tai yra tai, ką mes iš tikrųjų iškomunikuojame ir praktikuojame, ar mes vadovaujamės tomis vertybėmis, ar mes kūrėme tą pridėtinę vertę mūsų organizacijoje žmonėms, kurie dirba. Na ir žinoma, po karantino dalis darbuotojų pradėjo bijoti keisti darbus, kai kurie atvirkščiai keitė visiškai kardinaliai profesijas, kūrė savo verslus, ėmėsi freelancinimo ir tai pakeitė rinkoje struktūrą, gal netgi kandidatų prieinamumą. Ir bendras įdarbinimo lėtėjimas reiškia, kad už kiekvieną kandidatą reikia kovoti stipriau. Vėlgi mes reaguojame į darbo rinkos tendencijas, kuriai įtaką daro taip pat ir ekonomikos šuoliai. Ir šiuo metu vėlgi matome dar kitas tendencijas dėl to, kad daug kas kalba apie tai, kad gali būti krizė. Jeigu jinai bus, žmonės vėlgi bijo atleidimų, bijo keisti darbą, yra sunkiau pritraukti, tačiau jeigu stipriai dirbame su darbdavio įvaizdžiu, aiškiai jį iškomunikuojame, sukūrėme vertę, dėl ko verta ateiti ir tikrai išsigryniname, kokia prasmė tame darbe yra žmogui, tai bus daug lengviau pritraukti kandidatų. Na ir statistika rodo, kad praeitų metų rugpjūtį, tai yra prieš beveik jau metus laiko, užimtumo tarnyboje buvo registruoti beveik 160 nedirbančių žmonių, bet ilgalaikių bedarbių skaičius, tai yra apie 30 000, rodo, kad aktyviai didėja, tai yra mažėja ieškančių darbo kandidatų.
Ir tai reiškia, kad kandidatų pritraukimas priklauso ne tik nuo darbo pasiūlymo, bet ir nuo darbdavio įvaizdžio, nes jau yra ir kur pasirinkti. Įmonės reputacija tampa pirmoju filtru. Jeigu reputacija prasta, kandidatai net nesvarsto darbo pasiūlymo. Gali būti didžiausi biudžetai skiriami darbo skelbimams, gali būti didžiausia reklama, gali būti investuojama į socialinių tinklų kūrimą, tačiau jeigu reputacija yra bloga, o tai mes galime vėlgi tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, bet šiek tiek kitų kampų pamatyti arba išgirsti atliekant personalo atranką dėl to, kad kandidatai atsisako kandidatuoti toliau dalyvauti pokalbiuose arba netgi išvis dalyvauti pokalbiuose, išgirdę įmonės pavadinimus. Vadovų požiūris ir elgsena irgi lemia, ar kandidatai norės prisijungti prie komandos. Kartais tai būna, kad labai gražiai personalo skyrius prisistato, bet po pokalbio su vadovais arba kažkokiu netgi viešoje erdvėje prieinamų dalykų, tai irgi gali būti lemiamas kandidatų sprendimas toliau dalyvauti arba išvis dalyvauti atrankose. Vertybės ir kultūra tampa kriterijais, pagal kuriuos kandidatai renkasi darbdavius, kaip mes tai iškomunikuojame, kokios yra tos vertybės. Mes kartais žinome, kad vertybės gali būti tik tai, kas yra užrašyta tinklapiuose, bet jeigu mes paklausime tų, kurie yra organizacijoje, ar jie galėtų įvardinti tas vertybės, ar jomis yra vadovaujamasi kasdien ir ar jos iš tikrųjų yra svarbios. Skaidrumas atrankos metu, tai yra aiškus skelbimas, tikros sąlygos, nediskriminavimas daro tiesioginį įtaką kandidatų apsisprendimui dalyvauti pokalbiuose. Ir mes jau labai daug kartų kalbame ir taip pat pasidalinsime ir nuorodą į mūsų YouTube kanalą. Jeigu domina, galite peržiūrėti ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos mokymus mūsų. Tai yra dalis iš personalo pusės. Tai yra nauji punktai, kurią mes vis dar įgyvendiname šios direktyvos. Iki birželio mėnesio reikia pasiruošti tam tikrus namų darbus. Tačiau tai nėra kiekvienai organizacijai privaloma ataskaitos, pavyzdžiui, bet vėlgi tos organizacijos, kurios propaguoja skaidrumą kaip vertybę, jos laimi ir sulaukia daug daugiau kandidatų. Taigi, kokios yra klaidingos prielaidos apie darbdavio įvaizdį, kaip pasikeitė motyvavimo priemonės ir kokie gali būti reputaciniai iššūkiai. Tai kai kurie darbdaviai vis dar mano, kad pakanka pasiūlyti papildomas naudas, kad pritraukti žmonės. Jeigu mes suteikime tam tikrus dalykus organizacijų, kad to užtenka ir žmonės kandidatuos ir norės dirbti. Realybėje papildomas naudos tai yra tik priedas, taip galim pavadinti saldainis. Ir jeigu įvaizdis yra silpnas, kandidatai vis tiek nesidomės, nes gali būti, kad rinkoje yra tam tikra reputacija. Ir kandidatai daug labiau vertina kultūrą, vadovų elgseną ir pagarbą. Tai lemia jų sprendimą kandidatuoti. Ir tai darosi vis svarbiau ir svarbiau. Yra net ir pasakymas, kurį naudoja lyderystės mokymuose apie vadovų svarbą. Ir vėlgi tai yra viena iš priežasčių, dėl ko labai dažnai darbuotojai įvardina kaip vieną iš dažniausių priežasčių, kodėl keičia darbą. Tai yra vadovai. Mes sakome, žuvis pūna nuo galvos. Tai va, tai palyginimui ir galbūt toks vaizdingas pasakymas, bet iš tikrųjų labai svarbu, nes vadovas užduoda toną. Ir tas tonas, jisai visada turėtų būti toks, kad tai turėtų būti natūralu ir įgimta žmogui. Matau, Romualdas labai mums pritarė. Tai va. Darbdavio įvaizdis tiesiogiai lemia kandidatų srautą atrankose. Kaip pasikeitė motyvavimo priemonės? Anksčiau premijos ar papildomas atlygis už rezultatus pritraukdavo daugiau kandidatų. Dabar mes turime daug įvairesnių ir organizacijos personalo skyrių vadovės tampa vis kūrybiškesni. Ir sveikatingumo dienos, papildomas draudimas, pensijų kaupimas, dalyvavimas įvairiuose renginiuose kaip komanda, jos tapo standartu, nes organizacijos, žinoma, dalinasi, žmonės išeina iš vienos į kitą ir ta geroji patirtis, jinai keliauja kartu.
ir tai nebėra jau konkurencinis pranašumas. Na, o kandidatų pritraukimui vis svarbesnis tampa įmonės gebėjimas parodyti, kad darbuotojai yra girdimi ir vertinami. Ir tokios programos kaip Talent Dynamics padeda sukurti patrauklią komandą, į kurią kandidatai nori prisijungti. Ši programa, apie kurią paminėjau, dirbu su jie jau irgi kelis metus, jinai leidžia pamatyti, kur komandai yra disbalansas, jeigu jisai toksai yra, kur komanda gali augti, tobulėti, kokių komandos narių galbūt trūksta, kad komanda augtų arba įgyvendintų tikslus, ar tai yra į žmonės, ar į sistemas orientuota komanda. Ir mes galim taip pat matyti, kas kiekvieną žmogų motyvuoja, kaip galima lengviau vieniems su kitais bendrauti ir suprasti. Na ir kokios motyvacinės priemonės populiarios yra šiandieną. Visai nesenai, prieš kelis mėnesius, išleidau knygą apie nuotolinės arba hibridinės komandas, kaip sukurti tas komandas, kurios sėkmingai dirba nuotoliu. Ir tai yra dėl to, kad poreikis šiuo metu rinkoje ir yra toksai, liko po karantino, kad galima dirbti lankščiai. Tai gali būti hibridinis darbas, gali būti papildomos laisvalaikio valandos, gali būti 4 darbo dienų savaitė. Vėlgi priklauso nuo organizacijos, nuo procesų, kaip tai galima sudėlioti. Sveikatos draudimas ir papildomos sveikatos paslaugos, profilaktiniai tyrimai, psichologo konsultacijos. Na, Lietuvoje teko jau irgi girdėti, kad yra naudojama ir tokia sistema kaip Aunty, kur galima pasinaudoti skirtingų specialistų paslaugom, kaip psichologai, coacheriai ir panašiai. Sveikatingumo dienos ir aktyvaus laisvalaikio finansavimas, sportas, joga, masažai, dalyvavimas kartu renginiuose. Tai yra pakankamai populiarios motyvacinės priemonės, į kurias įsitraukia vis daugiau skirtingo amžiaus žmonių. Ir vėlgi, tam tikros priemonės yra populiarios skirtingo amžiaus kartų atstovams. Apie tai mes kalbėsime dar kitame live rytoj, apie tai, kaip motyvuoti skirtingo amžiaus darbuotojus komandose. Tai vėlgi, jas galima mes ir pritaikyti. Pensijų kaupimas, finansinio saugumo priemonės, vėlgi, kuo vyresnis žmogus, tuo yra aktualiau tokie dalykai. Profesinio tobulėjimo galimybės, mokymai, kursai, seminarai. Dirbtinis intelektas ypatingai padeda panaudoti ir supaprastinti žmogaus karjeros kelią organizacijoje. Kad žmogus, jeigu anksčiau nežinodavo, ko reikia, tai dabar gali daug lengviau įvertinti įgūdžius, ko reikia, koks yra kelias, kaip tai galima pasiekti, koks yra tas visas planas, visą tai mes galime daug lengviau padėti pasiekti, sudėlioti, jeigu tam yra galimybės. Kartais reikia irgi įvardinti tai, kad nebūtinai kiekvienas žmogus organizacijai turės tas karjeros galimybės ir galbūt ne kiekvienas net ir nori jų. Dažnai mes galvojam, kad kiekvienas žmogus nori turėti. Kai kurie žmonės nori būti puikus savo srities specialistai ir nebūtinai vadovais. Ir reikia tai priimti ir iškomunikuoti atvirai. Kuo daugiau atvirumo ir skaidrumo, tuo didesnis yra ir pasitikėjimas abipusiai. Mentorystė, karjeros konsultacijos. Ir žinoma, papildomos atostogų dienos už darbo stažą ar rezultatus. Kaip pavyzdys, dirbant 5 metus papildomai per metus 5 atostogų dienos. Tai žmonės iš tikrųjų motyvuoja, nes vėlgi galima kažkaip kitaip įvertinti. Kiekviena organizacija prisitaiko. Kokios tos motyvacinės programos ir platformos, kurias jūs galite pasinagrinėti, galbūt ir naudojate, tai yra Benify, Fringe, Powerbox, Motivosity, Bonusly, Gusto, Heitako. Jeigu dar kažkokių gal nepaminėjau, galite parašyti komentaruose, ką jūs naudojate, ką jūsų organizacija naudoja. Ir tikrai būtų įdomu sužinoti apie tokias platformas, kurios yra naudojamos. Kokie gali būti reputaciniai iššūkiai? Ilgai kabantis darbo skelbimai. Dažnai kandidatai vardina tai kaip vieną iš blogos reputacijos dalykų, kad ir kaip keistai nuskambėtų. Tai sako, kad kažkas yra negerai su organizacija, jeigu jie tiek ilgą laiką neranda žmogaus ir niekas turbūt nenori ten dirbti. Galbūt tas skelbimas kabo dėl įvairiausių priežasčių, galbūt pradėjo ieškoti, kažkas atsitiko, kažkas perėmė darbus. Priežasčių, kodėl taip atsitiko, iš tikrųjų gali būti labai daug ir labai įvairių, bet išvados gali būti vienokios. Būna kartais kelia ir fake arba dubliuoja skelbimus, tai jie irgi kuria nepasitikėjimą, atbaido kandidatų srautą. Kartais organizacijos sako, iš tikrųjų mes nebūtinai ieškom, neskelbėme,
apie tam tikras pareigybės, bet jeigu atsirastų tinkamas žmogus, mes visai mielai padėtume, priimtume ir pasikalbėtume, pabendrautume su tuo žmogum, ypatingai jeigu tai yra kažkokios retesnės specialybės žmogus. Negatyvūs atsiliepimai apie vadovus dažnai tampa priežastimi atsisakyti kandidatuoti. Kartais būna vienas neigiamas atsiliepimas, nebūtinai jisai gali būti kažkoks iš tikrųjų itin svarbus ar ne, arba kad tai reikštų, kad tai yra tiek daug poveikio, bet vienas neigiamas atsiliepimas gali sugadinti ir tam prireiks turbūt 7 teigiamų atsiliepimų, bet vat mūsų žmonių smegenys veikia taip, kad mes stipriau reaguojame į tos neigiamus atsiliepimus. Na ir žinoma, socialiniai tinklai tai yra vieta, kur kandidatai pirmiausia susidaro nuomonę apie darbdavį. Tai vienas iš dalykų yra tai, kad ką darbdavys dalinasi, tai yra iš kažkokių įmonės renginių organizacijų, ar mes matome tik vadovus, kurie keliauja, kurie dalinasi dalyvavimais parodose, ar mes matome paprastus žmonės, kurie dalyvauja ir dirba, sukuria kažkokią vertę, galbūt dalyvauja socialinėse veiklose, palaiko šunų prieglaudą ir kažkokiais savanorystę. Tai vėlgi mes susidarome tam tikrą įspūdį pagal tai, ką organizacija išneša į išorę, bet lygiai taip pat kartais tenka matyti ir, kad tam tikrose Facebooko grupėse, kurios skirtos apie darbą, kandidatai anonimiškai vis dažniau klausinėja, ar verta dirbti tokia įmonė, kokia yra jūsų patirtis ar atsiliepimai. Na ir žinoma, kad ko gero tie, kurie turi gerą patirtį, jie ne visada pasidalins, bet iš tikrųjų kai kurie dalinasi stipresniais išgyvenimais, neigiamais išgyvenimais. Tai iš tikrųjų reikėtų nebūtinai priimti už gryną pinigą tik tai, bet ir taip pat įsitikinti dalyvaujant pokalbį, nes kartais situacija gali būti konfliktinė, žmogus pasidalins socialiniuose tinkluose, o iš tikrųjų tai yra viena vienintelė iš istorijų. Tai va, o matau, turime klausimų apie organizacijų praktiką, kai didelės įmonės 10 fake skelbimų, kad signalizuotų augimą. Na, aš manau, kad čia yra iš vienos pusės, kaip ir PR-inis veiksmas, iš kitos pusės tai yra kirtimas šakos, ant kurios sėdi, dėl to, kad tokios organizacijos ilgainiui gali susikurti neigiamą įspūdį, nes neigiamą reputaciją, dėl to, kad kandidatai, kurie sukandidatuoja, jie negauna kažkokio teigiamo grįžtamojo ryšio, jie mato, kad tai nėra gerai, pasidalina ir taip pamažu iš lūpų į lūpas sklindanti reklama, kuri gali turėti neigiamą poveikį, ar ne? Taip, dar vienas klausimas yra apie gudručius, praktiką, kai skelbiama nuotolinė darbo vieta, o po to parašyta, kad vis tik biure nuotolis tik, kad pritrauktų. Va čia manau, kad yra vėlgi nesąžininga, nes, taip sugaišinamas laikas tiek kandidato, tiek paties, tiek personalo ar skyriaus, ar vadovo, kuris atranką daro dėl to, kad vis tik išaiškėjus, tai bus visai netikra priežastis ir labai dažnai žmonės susivilioja tuo, kad tai yra nuotolinis darbas ir tokia galimybė. Bus sugaištas laikas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, todėl aš tokių praktikų nerekomenduoju praktikuoti. Ir kokios pasiekmes, kaip ir prieš tai minėjau, visa tai veda prie darbdavio reputacijos pabloginimo. Taigi, kas atsakingas už darbdavio įvaizdį ir kodėl verta investuoti darbdavio įvaizdį, kaip pamatuoti tai. Tai yra tiesiogiai susijęs su kandidatų paieška, kadangi vėlgi aš kalbu dažnai iš personalo atrankų pusės, iš personalo valdymo pusės, dėl to, kad tai yra tiek, kiek žmonės žino apie jūs, kokia yra reputacija rinkoje, kaip vyksta atrankų procesas, kaip apie jūs atsiliepia tie žmonės, kurie vis dar dirba ir tie, kurie jau nebedirba. Tai kas atsakingas iš tikrųjų, jeigu kuriama tik personalo lygmenyje, tai jis bus per silpnas, dėl to, kad personalo daug kas supranta, girdi, bet jeigu įvaizdis yra strateginis klausimas, kurį palaiko tiek vadovai, tiek vadovų komanda ir visi darbuotojai, tai yra esami
ir buvę tampa ambasadoriais arba lieka ambasadoriais. Tai šis nuoseklumas sukuria įvaizdį, kuris pritraukia daugiau kandidatų. Jeigu tai yra tik iš vienos pusės laimingi darbuotojai socialiniuose tinkluose, bet kažkur kitur nebus tos ambasadorystės, tai nebus ir prasmės. Kodėl verta investuoti į darbdavio įvaizdį? Tai pritrauksite daugiau ir kokybiškesnių kandidatų, padeda sumažinti atrankos laiką ir kaštus. Mes turime klientų, kurie kreipiasi ir kandidatai sužinoja pavadinimą, kartais būnom ir kaip tas skėtis nuo kažkokios reputacijos vienokios arba nebuvimo jos, kur mes iškomunikuojame, kodėl verta dalyvauti, kodėl galbūt kokios yra papildomos naudos, nes labai dažnai darbdaviai kreipiasi dėl personalo atrankų, dėl to, kad sako, na mes siūlome kaip ir atrodo kaip ir visi, bet tų kandidatų nėra daugiausiai, arba mes atrandame žmogų, jisai dar nepradėjęs dirbti, persigalvoja, nežinom, kur čia yra ir kaip daugiau tų kandidatų pritraukti. Tai iš tikrųjų labai dažnai mes neįvertiname netgi mažų, smulkių dalykų. Ir dažnai darbdaviai vis dar rašo, kad siūlome laiku mokamą atlyginimą. Tai yra įstatymo numatytas dalykas. Siūlome draugišką komandą. Ar tikrai tas žmogus, kuris atėjus jums į ofisą pasitinka, yra tas labai draugiškas veidas? Kartais visokių dalykų būna prirašyta darbo skelbimuose, bet neparašyta to, kas iš tikrųjų yra. Tai iškomunikavus visą tai, sukūrus sistemingai tą darbdavio įvaizdį, galima pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, todėl sumažėja poreikis ieškoti naujų ir teigiamas įvaizdis jau yra prestižo dalykas, dėl to, kad jūs ne tik prieš kandidatus ar ne turite gerą reputaciją, bet tai taip pat ir klientai labiau pasitikė ir mato kaip stabilumo ženklą, nes nėra geresnio pardavėjo jūsų organizacijoje, nėra geresnio atstovo negu laimingas žmogus, kuris dirba jūsų organizacijoje. Na gerai, galbūt turime būti teisingi, kas yra laimė. Tai va. Taip, Romualda, jeigu galima dar truputėlį patikslinti, sukonkretinti klausimą, matau, dar vienas klausimas yra. Ir aš į jį tikrai atsakysiu. Kaip pamatuoti darbdavių įvaizdį? Tai žinoma, yra vidinės apklausos, kurios parodo, kiek darbuotojai pasirengia rekomenduoti įmonę, tai yra signalas kandidatams ir yra signalas organizacijai, su kuo reikėtų dirbti. Kandidatų atsiliepimai, galite klausti kandidatų, kokia buvo patirtis ir galite suprasti, kokį pirmą įspūdį darote. Čia yra šiek tiek rizikos apie dirbtinio intelekto naudojimą ir automatizacijas, nes labai daug organizacijų turėdamos problemų su komunikacijomis bando tai išspręsti su dirbtiniu intelektu. Ir kas atsitinka tada, kad mes jau bendraujame su robotais ir ryšys yra ne žmogiškas, o labai šaltas ir kartais nėra to tokio natūralumo ir kandidatai jaučia, kad kažkas yra negerai, jo gali trūkti, kaip ir atsakymą gavau, bet kažkas yra ne taip. Tai iš tikrųjų reikėtų vis tik nepamiršti įtraukti ir tą žmogišką tikrą ryšį. Socialiniai tinklai, išoriniai vertinimai, tokie kaip LinkedIn, formuoja kandidatų nuomonę prieš pirmą kontaktą, ką jūs ten komunikuojat, ką jūs ten parodot, ar jūs rodote, kokia yra jūsų kas verda jūsų organizacijos viduje, ką jūs veikiate. Ir ne tik, kad tas gražus, nufilmuotas marketingo projektas, kur matosi nuostabus biuras, nuostabi švieslentė pasitinkanti atvykstančius į biurą, bet iš tikrųjų, kas yra tie žmonės, kurie dirba organizacijai? Ar aš galėčiau būti vienas iš tų žmonių? Ar aš norėčiau su tai žmonėm dirbti? Ar aš norėčiau veikti tai, ką jie daro? Mes labai dažnai galvojam, kad tai yra tik tai apie sistemą, visa tai yra daug paprasčiau, nes už kiekvienos rolės yra žmogus. Ir tada, kai mes matome, mes vis tik lyginamės ne kaip su specialistais, mes lyginame save su kitais žmonėmis. Ar aš norėčiau gyventi tokį gyvenimą darbe, kokį gyvena jie? Ar aš norėčiau būti toks ar tokia, kaip yra komunikuojama čia? Na ir žinoma, darbuotojų rekomendacijos, tai yra vidinės rekomendacijos, kurios veikia kandidatų paiešką.
Jeigu jūsų darbuotojai nenori jūsų rekomenduoti ir sako, na jau ne, aš čia niekam nerekomenduočiau dirbti, nes nu, vat kažkas yra negerai. Reikėtų žiūrėti, kaip tai išspręsti, pagerinti. Kartais tai gali būti labai maži dalykai, mažos smulkmenos, bet vėlgi išgirsti savo žmonės yra labai labai svarbu. Ir tai yra pirmas šaltinis iš pirmų lūpų, ką jūs galite patobulinti ir ką galite panaudoti. Taigi, apibendrinant, geras darbdavio įvaizdis tai yra ne prabanga, o būtinybė, jei norite pritraukti tinkamus kandidatus. Tai yra investicija, kuri atsiperka mažesnėmis atrankų sąnaudomis. Aišku, rizikinga man taip sakyti, ar nedirbant su personalo atrankomis, bet tai iš tikrųjų palengvina, pagreitina ir kartais nebėra reikalinga ieškoti naujų žmonių, jeigu jūs turite gerą įvaizdį, nes kandidatai patys ateina pas jūs. Ir ateina kokybiškesni žmonės, kurie jau jūs žino. Todėl kviečiu pradėti nuo kultūros stiprinimo, žinoma, nuo vidaus, nes ji pirmiausia yra matoma kandidatams ir tai išnešti, iškomunikuoti į išorę, o ne atvirkščiai. Ko mes galime padėti, tai yra, žinoma, parengti skelbimus, procesų auditas, mokymai, konsultacijos vadovams ir pagalba rengiant lyčių darbo užmokesčio ataskaitas. Dirbame su partneriais, kuriuos galime drąsiai rekomenduoti. Aš jau buvau minėjusi apie savo knygą, tai yra anglų kalba knyga Remote is Human, Building Teams That Belong. Tai yra knyga labiau gal kaip ir vadovėlis, kaip kurti organizacijų kultūrą. Ji yra pagrįsta iš mano atliktų tyrimų, mokymų ir mano patirties, dėl to, kad viena iš mano organizacijos veiklų yra nuotolinė komanda dirbanti Norvegijos įmonėj, kuri yra Lietuvoje. Ir visa tai gimė iš šios praktikos. O rytoj kviečiu prisijungti į irgi laivą, kaip efektyviai vadovauti ir motyvuoti skirtingų kartų darbuotojų. Šiandieną ir biure kalbėjom apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu, kas kiekvienai skirtingai kas yra svarbu kiekvienai skirtingai kartai, kuo tai yra ypatinga. Ir tiem, kurie buvote iš anksto užsiregistravę, atsiųsime šiandienos susitikimo atmintinę. Aš kviečiu sekti ir bendrauti ir matau, kad dar Romualdo klausimas yra, matote apie klientą įmonę dalykų, kurių jie nemato ir tenka klientui padėti atsimerkti. Netitinka rinkos, kokių. Labai priklauso į šitą klausimą atsakant, Romualdai, kokių dalykų klientai nelabai nori priimti, nors ir rodot faktus. Manau, kad labai skiriasi, kaip iškomunikuojame, taip ir priima, ar ne? Kartais būna, kad vėlgi informaciją mes patikriname, per atrankas gauname ne iš vieno kandidato grįžtamąjį ryšį, kuriuo galime pasidalinti ir padėti klientam matydami jų tai, ką jie veikia, ką jie turi, kokią pridėtinę vertę, nes vėlgi labai yra kartais sunku įvertinti save iš vidaus ir ką mes darome, nes tai atrodo taip įprasta. Kava ofise, vaisiai ofise, vieniem tai atrodo visiškai įprasta. Kiti atėjo, wow, jūs turit vaisių, kiekvieną savaitę pristatymą, į ofisą, arba yra, nežinau, kava, ne visur pasirodo tai yra, o tai organizacija atrodo tai yra tiesiog įprastas dalykas. Bet jeigu mes komunikuojam, turime surinkti visą informaciją, tai tam mes turime ir klausimynus, ką mes sužinome ir kaip tai iškomunikuoti, kas iš tikrųjų yra svarbu, kad tas darbo skelbimas nebūtų tik tai didelės peržiūros, bet būtų ir kandidatų, kokia tai yra vertė. Ir ruošiant skelbimus, iš tikrųjų reikėtų juos ruošti kandidato kalba. Nes labai dažnai, kad darbdaviai sako, mes tokie faini, bet o kas iš to? Tai linkiu kiekvienai organizacijai atrasti ir iškomunikuoti, kas iš to, kad jūs esate faini, tam žmogui, kuris svarsto galbūt prie jūsų prisijungti. Ir rinka yra dabar tokia, kad žmonės kaip ir neplanuoja keisti ir aktyviai nesiieško darbo. Bet jeigu gautų gerą pasiūlymą, tą pasiūlymą jie apsvarstytų. Tai ir yra darbdavio įvaizdis. Parodyti, kokia yra vertė ir kodėl verta būti kartu su jumis. Ačiū šiandieną visiems prisijungusiems ir dalyvavusiems. Romualdai, ačiū labai už klausimus ir komentarus. Tikrai buvo smagu išgirsti ir pamatyti. Iki
kitų kartų.